Labadiena, mielieji! Šį artėjantį trečiadienį, gegužės 29 dieną, 18 valandą, kviečiu Jūs į nemokamą webinarą, kuris vadinsis Reikia natūralus sveikatinimo ir dvasinio tobulėjimo metodas, radikaliai keičiantis gyvenimo kokybę. Šiame užsiėmime mes išbandysime gašą meditaciją, pagrindinę reiki dvasinę praktiką, kilusią iš japoniško dzen budizmo. Ir taip pat pristatysiu Jums reiki metodą. Kalbėsime apie ypatingą žmogų, Mikao Usui, nušvitusį Japoną, per kurį šis metodas pradėjo savo kelionę po pasaulį. Kalbėsime apie tai, ką reiškia reiki, apie šio hieroglifo reikšmę. Kalbėsime apie reiki naudojimo metodus ir galimybės, apie reiki filosofinius principus, kurie keičia visą mūsų gyvenimą. Pasakosiu Jums apie konkrečius būdus naudoti reiki kiekvieną savo gyvenimo dieną. Na, o jei šis mokymas Jums patiks, arba galbūt jau seniai galvojate apie reiki, tuomet artėjantį savaitgalį, gegužės 31 dieną ir birželio 1-2 dieną, kviesiu Jūs į reiki pirmos pakopos Shoden seminarą. Šis užsiėmimas vyks Kaune, spalvotoje palėpėje, nuo penktadienio vakaro, šeštadienį, sekmadienį, visą dieną. Reiki mano gyvenime yra 30 metų ir šį metodą pradėjau Lietuvoje. 1994 metais gavau iniciaciją ir iki pirmą pakopą ir tai pakeitė absoliučiai visą mano gyvenimą ir sveikatos būklę. Mokiausi pas daugybę meistrų Baltijos šalyse, Anglijoje ir Japonijoje. Gavau iniciaciją iš vienos seniausių pasaulyje reiki meistrių, Mrs. Chiyoko Yamaguchi. Štai čia už nugaros viršuje yra Jikiden reiki sertifikatas, kurį gavau Kyote, Japonijoje. Organizavau pirmą Baltijos reiki meistrų kelionę į Kyotą su Jikiden reiki seminaro lankymu. Reiki hieroglifas yra štai čia, man už nugaros, seminare detaliai apie tai kalbėsime. Na, o čia laiptinėje į spalvotą palėpę yra mano nuopelnų siena, keletas pačių pagrindinių diplomų, sertifikatų. Va čia yra ir Jelenos Oborinos, mano pirmosios reiki meistrės, ir Anete Zilo Larsen, taip pat mano pirmosios reiki meistrės išduoti sertifikatai, Frank Ardžava Peterio sertifikatai, daug šitų seminarų esu organizavus ir pati juose dalyvavusi. Pilną mano reiki kvalifikaciją galite matyti svetainėje Deivės pasaulis ir taip pat įdėsiu ją į savo Facebooko puslapyje. Dabar pasaulyje daug visokiausių netikrų pranašų, kaip juokauju, kiekviena nuobodžiaujanti namų šeimininkė dažnai pristato save kaip dvasinę mokytoją. Aš esu psichologė, reiki ir karūna reiki meistrė. Ir kelias į reiki truko iš tikrųjų ne vieną dešimtmetį. Kuomet pas mane apsilanko žmonės besidomintys dvasiniu tobulėjimu, aš pirmiausiai klausiu, ar jūs turite reiki. Mielieji, jei keletą metų jau domitės psichologija, meditacija, bet dar neturite reiki, sakyčiau, kad veltui gaištate laiką. Vidiniai pokyčiai vyksta vien tik tai nuo praktikos. Kad ir kokį metodą mes praktikuotume, visų pirma, mes turim būti geroj formai ir turėti energijos. Taigi reiki yra universali visatos, harmonijos ir meilės energija, kurią galima panaudoti sveikatai, dvasiniam tobulėjimui, savo tikslų realizavimui, pagalbai žmonėm, gyvūnam, augalam ir kam tik tai norite. Visas reiki mokymas yra
suskirstytas pakopomis. Jis yra labai lakoniškas, elegantiškas ir toks sistemiškas, kaip ir tiesiog visa japonų filosofija. Apie tai ir daugelį dalykų pasakosiu jums trečiadienio seminare. Jei užsiregistruosite iki antradienio imtinai, dalyvavimas šiame įvadinėme seminare bus nemokamas, o po to seminaras kainuos 10 eurų. Jei jums patiks ši įžanginė paskaita, tuomet kviesiu jūs į Reiki pirmos pakopos seminarą, kurį vesiu ateinantį savaitgalį, gegužės 31 dieną, penktadienio vakarą, birželio 1 ir 2 dieną, šeštadienį, sekmadienį visą dieną. Tai bus klasikinė pirma Reiki pakopa Shoden, po kurios jūs tapsite sertifikuotais Reiki pirmos pakopos praktikais. Žaidžiant žodžiais galima pasakyti, kad kiekvienam žmogui reikia, tiesiog reikia. Ir daugybę kartų stebėjau savo gyvenime ir kitų žmonių, studentų gyvenimuose, kad nuo Reiki seminarų radikaliai keičiasi žmogaus gyvenimo kokybė. Taigi, su geriausiais linkėjimais laukiu jūsų webinare. Būtina išankstinė registracija. Galite rašyti elektroninį laišką, asmeninę žinutę per Facebooko messengerį ir būtinai nurodykite savo elektroninio pašto adresą, vardą ir pavardę. Iki susitikimo trečiadienį Reiki webinare. Jūsų Dalia.